rungtynes, kada toks rezultatas? Tikrai sužaidėm ne taip, kaip tikėjausi. Galvoju, viena iš pagrindinių priežasčių buvo vis dėlto per didelis jaudulys. Kaip bekalbėtumėm, bet su tuo nesusitvarkėm. Ir tie sprendimai, ir skuboti, ir taip toliau, ir taip toliau. Aišku, nenoriu, čempionatas ilgas ir yra buvo istorija daug momentų, kada pralošėm pirmas rungtynes, bet tikrai nenorėčiau galvoti, kad kai kuriems žaidėjams jau užtenka, kad pateko į 12-uką. Ir tikiuosi, kad jis atsiskleis ateityje. Bet šiandieną buvo visiškai kita komanda. Serbai ne tiek nustebino, kiek žaidė savo tą žaidimą, kuriuo rėmėsi visą paskutinį laiką ir dėja mus apdaužė ir primušė. Kas turėtų prisimti daugiausiai kalties, kad nepavyko Kursičių sustabdyti? Treneris visada kaltės prisima bet kokiu atveju. Reiškia, galbūt kažkokį netokį žodį pasakė, galbūt netaip nuteikė dar kažką iš kur tas jaudulys ir taip toliau, ir taip toliau. Šiaip, pradžioj Kirstičius per didelę persvarą padarė, paskui broliai įnešė šiokią tokios korekcijos. Ir buvo momentas, kada jau liktai atrodė, kad pagausim savo ritmą, bet vėl tie skuboti sprendimai, skuboti metimai nulėmė viską. Treneri, žinojote, kad Kirstičius pavojingiausias, kodėl nebuvo bandoma dvigubinti? Todėl, kad jie turi labai ir kitų daug pavojingų žaidėjų. Jeigu pradėsim dvigubinti, jis labai gerai numetinėja. Tada atsidarys dar kažkas. Šiandieną mes kažkiek sustabdėm perimetrą, jie neįmetė daug taškų. Kirstičius visiems įmeta taip 15, 17, 20 kartais daugiau taškų. Šiandieną per daug taškų įmetė Nedovičius, per daug taškų įmetė, kas ten dar pasakysiu jau, galvojau, Bėlica per daug taškų reikėjo. Ir aišku, ir Kirstičius per daug, galvojau, galėjom biškai geriau, bet kartais darėm kitką, ne tą, ką buvom sutarę daryti. Treneri, ar Meškos paslaugos nepadarė tą favorito etiketą? Tai matot, aš to ir bijojau, jeigu jūs pamenat ankstesniuose pokalbiuose, kada per daug kalba gražiai, tai tada lauk blogo. Kodėl mes trikdom puolime? Aš jau pradžioj sakiau, nesusitvarkėm su nervais, nesusitvarkėm su emocijom, nesusitvarkėm paprasčiausiai. Sakyk, treneri, kas sutrukdė jauniesiam Valančiūnų ir Motiejūnui geriau pasirodyti, ar jaudulys, ar kažkokios kitos priežastys? Jeigu aš viską žinočiau, aš būčiau dievas, bet aš irgi tik tai galiu spėlioti ir pasakyti. Aš tikiuosi, kad jie ateityje dar sužais labai daug gerų rungtynių už Lietuvą, o dabar gal jauduliukas, pasižiūrėkim, pavyzdžiui, kiti žaidėjai, ne tik tie du. Irgi, jeigu mūsų metimo pataikymo procentas, jeigu mūsų perdavimai, ar dar kažkas sprendimai, kada, pavyzdžiui, serbai visą laiką mus baudavo ties viduriu, mes jos baudavom, kada metam mum į krepšį nors daug žinėm. Mes kalbėjomės, kad sustabdymui Kirstičio mes turėjom eiti per apačią tos visas užtvaras, mes kartais darėm tokias vaikiškus sprendimus. Rytoj tikriausiai laukia ne ką lengvesnės rungtynės. Visos rungtynės čia bus labai sunkios, nes čia yra vadinama Jugoslavijos mokykla. Čia broliukų jokių nebus, visi, aišku, prieš tos dvi Pabaltijo komandas, bet tai mes irgi turim parodyti, kad mes vykome. Ačiū. Prašau.